Labadiena visi Ecolor LT nariai, čia Robertas su jumis ir dabar aš truputį pakalbėsiu apie 3ds Max ir pamokysiu jūs, kaip reikia kurti namą. Aišku, namas nėra labai kokia nors mandri forma, bet pradedantiesiems yra labai šauni forma, kad išmokti. Taigi visų pirma, nuo ko mes norime pradėti? Mes visų pirma pradėsime nuo pačio namo kūno, body vadinamo. Tai namo forma yra dėžė, taigi mes pasirenkam iš mūsų standard and primitives, iš geometry tabo būtent tą boksą ir paspausdami pelės klavišą braukiam ir gaunam štai tokią formą ir kai tik tais norimą formą mes nusistatome, atleidžiame pelės klavišą ir keliame į viršų. Aišku, mums ši tokia rusva spalva mūsų ne prie širdies, mes galime ją pasikeisti į modeliavimo kokią nors spalvą, kuri tiktų labiau. Ir aišku, mes pasikeičiam spalvą linijų, kad matytume linijas. Paspaudžiame F4 ir mes pradedame matyti linijas. Dabar mūsų namo forma yra dėžė, taigi mes norime padaryti stogą. Ką mums reikia daryti, tai mums reikia sujungti šias dvi linijas ir pakelti viršų, tada gausime stogą. Taigi prieš modeliuojant mes turime savo objektą perkonvertuoti į dalomą objektą. Tai ką daryti, tai spausti dešinį pelės klavišą ant mūsų modelio ir convert to editable polygon. Galime konvertuoti į editable mesh, bet tada mūsų objektas bus suskirstytas į trikampelius, o dabar mūsų objektas bus suskirstytas į kvadratėlius, yra poligonus. Spaudžiame poligonus, pasirenkame linijas, čia yra visi selection tabai. Tai mes galime selektinti taškelius, galime selektinti linijas, jeigu yra skylės, sieneles, arba visą objektą. Taigi, ko mums reikia? Mums reikia pasirinkti kraštų pasirinkimo priemonę, pasirinkti šios du kraštus ir spausti Connect. Mes gauname čia liniją ir dabar galime ją ištempti į viršų. Na štai, jau kažkas panašaus į namą. Truputį sumažinsim jo aukštį. Sujungime šias dvi linijas, spaudžiame Connect. Connect, atsiranda dar viena linija, nes mes norime atskirti stogą nuo viso namo. Pasirenkame dar šias dvi linijas, spaudžiame Connect. Taigi turime dabar visą objektą stogą. Stogą ir visą objektą mūsų namo kūno. Atskirkime savo stogą nuo namo kūno. Bet prieš tai turime jį mes išekstrudinti, kad gauti stogo nuolydžius. Taigi, ieškome extrude. Extrude ir truputį į viršų. Na ir dabar galime mes daryti stogo nuolydžius. Bet prieš tai geriau pasidaryti langus ir duris. Taigi, kaip daryti langus? Pasirenkame Edge pasirinkimo priemonę. Pasirenkame būtent šias linijas ir spaudžiame Connect. Dabar iš šios linijos padarysime dvi linijas, kad gautume lango formą. Spaudžiame Chamfer, padaliname šią liniją ir spaudžiame Connect. Ir vėl Chamfer. Ir štai mums langas. Dabar šį langą mes galime ekstrudinti į vidų. Extrude. Na štai, mūsų namo langas jau yra. Dabar taip pat darom su durimis. Spaudžiam Connect. Na ir turime mes duris. Pakeliam truputį aukščiau. Pasirenkam mūsų tą poligoną. Čia bus duris ir spaudžiame Extrude. Aišku, į vidų. Na ir kokį nors
įdedam čia langelį. Tai iš karto galime spausti poligoną ir iš karto galime paspausti Inset, kad mums įdėtų štai būtent šį poligoną įkeltų į vidų. Čia bus didelis langas. Man patinka dideli langai. Štai. Turime namą. Na, aišku, dabar galime daryti stogo nuolydžius, nes mums dabar nebetrukdys daryti durų ir langų. Taigi čia stogo nuolydis ir čia stogo nuolydis. Taigi mes juos ekstrudinam ir truputį paleidžiam į apačią. Na štai. Mūsų namas kaip ir baigtas. Ko jam betrūksta, tai trūksta kamino. Mes kaminą galim daryti iš cilindro arba iš bokso. Taigi padarom šiek tiek tokį boksą ir uždedam tam namui kaminą. Kaminas bus didelis, nes yra židinys. Man patinka židiniai. Štai. Namo stogas, padarom jį visą tokiamis spalvomis. Na štai, mūsų namas. Ką daryti, jei norime, kad būtų mūsų kaminė skylė, tai spaudžiame čia Inset ir Extrude. Štai, mūsų kamino su skylė. Dabar mes modeliavome namą ir jei aš dar kursiu pamokas jums, mėlyi eColor nariai, tai mes bandysim dar tartis su administratorium ir tada darysiu pamokas jums ir mokysiu jūs, kaip reikia tekstūrinti šį namą. Viso gero ir sėkmės jums bekuriant namelius.